Penktadienio vakarą paaiškės, kuris festivalio Kino pavasaris filmas taps pačiu geriausiu. Tačiau iki tol festivalio žiūri laukia nelengvas darbas. Iš 8 konkursinėje programoje Nauja Europa nauji vardai esančių juostų išrinkti verčiausią nugalėtoją vardo. Neslėpsiu, išrinkti geriausią filmą sunkus darbas, juk peržiūrėti kartais tenka net 5 filmus per dieną. Paskui laukia karštos diskusijos aiškinantis, kurisgi geriausias. Džiaugiuosi, kad galime skelbti 3 nugalėtojus. Paskelbsime ne tik patį geriausią festivalio filmą, bet ir dar 2 kažkuo ypatingi filmai bus įvertinti specialiais prizais. Turime 8 filmus ir bus 3 nugalėtojai, tai kur kas geriau nei 8 filmai ir tik 1 geriausias. Žiūri teismui Rytų Europos, Balkanų, Kroatijos, Turkijos ir kitų šalių režisierių darbai. Konkursinėje programoje varžosi kūrėjai kino teatruose pristatė nedaugiau nei 2 filmus. Šį pavasarį pirmą kartą geriausia gali būti paskelbta ir lietuvių juosta režisieriaus Igno Miškinio filmas Artimos šviesos. Niekas nežino, kaip sukurti gerą filmą. Džiaugiuosi, kad Holivudo produkcija atsiranda gera alternatyva per pastarąjį 10-metį sukurti Rytų Europos filmai. Žiūri nariai teigia, kad rinkdami geriausias juostas pirmiausia vertins visumą, tačiau neslėpia, kad objektyviais išlikti bus itin sudėtinga, juk kiekvienas jų filmus vertins per savo patirties prizmę. Į ką aš atkreipiu dėmesį vertindama filmus? Menas, tikrumas. Atvirai pasakius, nusibodo abstrakcijos kine. Dievinu, kai žiūrint filmą, matau tai, ką jau pati esu išgyvenusi. Aš vertinsiu visumą. Esu ne 1 metus kine, taigi manau, kad sugebėsiu būti gera žiūri narė. Mums sunku bus išrinkti. Čia juk ne olimpinės žaidynės, kur chronometro parodymai nulėmė nugalėtojus. Tikiuosi, kad diskutuodami mes išrinksime tikrai vertą nugalėtojo vardo filmą. Filmą, kuris parodys, kaip reikia daryti gerus filmus. Filmas Juodasis būrys, Lenkų-rusų karas, nuo 10 iki 11, Policija būdvardis, Prarasti laikai, Rytų pjesės, Užtarėjas, o gal visgi lietuvių Artimos šviesos. Kuris iš jų taps pačiu geriausiu šiais metais festivalyje Kino pavasaris paaiškės jau rytoj Kino fiestos uždarymo metu.